Jonas Vasiljevo. Tai pirmasis, tai Mažeikių taikinys, Pacevičius į vyriausiojo trenerio postą. Žinau, kad dar yra vienas taikinys treneris, kuris dabar dirba Ukrainos vyriausiojo. Mažeikių? Taip, visi graikų treneriai, graikų komandos to prašo. Čia Džekas po krepšiu. Atsilošęs, pelno taškus ir Bruksui be šansų buvo pasiekti. Visiškai laisvo kampe komandos draugai. Ado Šimonio lieka tik kelios sekundės iki atakos pabaigos. Nesužingsniuoja Džekas. Ne žingsnį. Geras judesys ir 2 taškai. Ne? Manau, kad ne žingsniai. Žaidinėja kamuolį, užsiauginęs barzdą. Gal barzda padės žaisti efektyviau. Džekas nugarą į krepšį. Meta vėl atšokė savo metimą. Šį kartą jis yra tikslus. Duala pasirodo taip pat aikštėje. Gynybos specialistas, tiesa. Nesusiklostęs jam sezonas tiek G lygoje, kur sužaidė tik kelias rungtynes. Taip pasvaliai nerodo stebuklų. G lygoje sėdėjo ant suolo. Koks agresyvus Džekas. Tęsk, Vaidai. Atrodė, kad jau patobulėjo. Tai jam reikia tą suprasti ir į tą atsižvelgti. Dimas Džekas, jo firminis metimas atsilošus. Bet šiek tiek atleido vadelės ir gniaužtus gynybos. Dimas Džekas vėl nugarą į krepšį. Čia 2 taškai su pražanga prieš minutą ir rodo tau, Vaidai, sakydamas ir žiūrėdamas tiesiai į akis. Užsivedęs, kad Dimas Džekas, tikrai vienas geresnių pieno žvaigždžių krepšininkų, tikrai rezultatyviai žaidžia. Lietuvos popso ekspertas Tautvydas Šležas. Gintarės Katkutės, mėgstamiausia daina. Užtvaras Kampas Žukauskas labai dažnai šį derinį žaisdavo pas Kazį Maksvytį, žaisdamas kitoje komandoje, kitoje šalyje. Žukauskas jau užsileido poziciją arba jautė po išsikeitimo. Čia pražanga. Mekobulo, aišku, nesidžiaugia. Pelno 14 tašką. Graži, čia pasvada ataka, backdooras, Lekūno tiklus perdavimus Džekui. Šiam belieka tik